Labas, Ausma. Taip, uždarysim langą, kad būtų kuo mažiau triukšmo. Taigi, žiūrėsim tavo situaciją ant štai šitos kaladės. Gal švietimas biškį bus. Gal geriau biškutį. Taigi, aš užsirašiau visus tavo klausimus, viską užsirašiau. Galbūt nepavyks man paeiliui, sudėlioti, galbūt biškį truputėlį bus tai iš ten, pasistengsiu viską sudėti į vieną, bet regis gali būti ir taip, kad biškį bus kažkiek išmaišyta. Taigi, žiūrėkim. Aha, dabar turim dvi kategorijas. Turim santykių problemas, ir turim finansinės, tai yra darbo perspektyvas, ką tu turėsi darbe, kiek tu galėsi pakilti. Pradėkim, aš manau, nuo tavęs, kad mum neužgoštų antros dalies, kad kuo mažiau išsidraskytų būrimas. Taigi, dabar žiūrėkim tave, atskirai tave. Taip, darbo perspektyvos ir finansai, Pirmiausia, žiūrėkim, kokiuose tu energijose, kas tave supa, kaip tu jautiesi, kaip... Pabėgo. Kas pas mus pabėgo? Gerai. Taigi, žiūrėkim, kokiuose tu energijose. Nu, tavo energijos visai geros. Tik ant tokias lenkščio stovi. Štai taip, gal matysis, Štai ant tokias lenkščio stovi. Tai yra, kai galvoji, kai jau pradėsi prabusti. O čia yra toks prabudimas. Ką toliau daryti, ką toliau pasirinkti, vis tik labai kažkoks tai svarbus jau slenkstis pas tave ir galvoji, momentas, kai gauni jėgų, galbūt yra naujas mintis, naujas kažkokios tai prabundi ir galvoji, šiandien aš nugriausiu visus kalnus, padarysiu visus darbus, bet tai yra kažkoks tai lūžimo jau taškas, todėl kad vyksta prabudimas ir jau tu galvoji, o kaip man padaryti teisingai, kad būtų visiems gerai, o kaip man pasielgti, o kaip man dalintis tvarkingai, tai yra aš kažką duodu, man kažkas turi irgi duoti, arba aš jamu, reiškia, turiu kažkam irgi atiduoti. Žodžiu, labai jau susikoncentruoja ties lygybę, man patinka apšvietimas. Palauk, pabandysiu apšvietimą. Tada kamera. Kažkaip man apšvietimas. Čia padėsiu, biškį luktelk. Gal truputėlį geriau matysis, Taigi, apie tą prabudimą. Dabar kažkaip norisi lygybės, norisi kažkokios tvarkos, norisi netgi gerai uždirbti, kad tave vertintų, bet taip pat ir tu jau supranti, ant kiek tu esi verta, jau tavo vertė kažkaip pasikeitė ir aiškiai supranti, kad aš galiu užimti netgi vienokią ar kitokią poziciją. Aš toj pozicijoje jau kažką suprantu, būtų visai faina, jeigu man paskirtų, Tai tavo toks įdomus prabudimas. Tada žiūrėkim, kaip tave mato darbe, kokia tu darbuotoja. Kaip tave mato darbe. Kažkodėl blokuoji, matai, kažkaip už save užblokuoji, kas yra negerai. Greičiausiai tavo blokas susidaro iš to, kad tu apie save blogai galvoji. Žiūrėk, tu esi tikrai gera darbuotoja, kaip ir už tave gali netgi darbe gali už tave nešviesų.
už tave gali kažkaip tau padėti, gali ne, patarti tau gali, dar kažką tau gali. Nu, ta prasme, nėra prieš tave niekas nusistatęs, atvirkščiai, kažkaip su tavim gražiai elgis, tvarkingai. Ir mato tave tokį žmogų, kad tu gali irgi, jeigu ką padėti, atsiliepti, bet kažkodėl tu galbūt užsidariusi savyje, ne, bet tau labai maišo tavo mintis. Tau labai trūkdo, galbūt esi įsiblaškiusi dėl savo problemų, ne? Ir būtent tau tai griauna visą darbę, va, tokią perspektyvą, galima sakyti, ne? Bet tai nėra, kad negriūna, nėra, kad viskas blogai. Tai va, tau viską griauna būtent tavo kažkokios tai mintis, baimės, nerimas, galbūt esi per daug įsiblaškiusi dėl savo problemų. Supranti, tave mato va tai tokia, kažkaip tai, viskas kaip ir su tavim gerai, bet tu kažkokie tai, galbūt sudirgusi, ne, galbūt pastoviai būni be nuotaikos, ne, galbūt tau dažnai galvas skauda. Tai va tai tokia, va, gerai. Tave taip mato, kaip matau, kaip asmenybė tave taip mato. O dabar kaip darbuotoja, tu kokia esi? Nes va čia tavo asmenybė mato. O kaip darbuotoja tu kokia? Nu ir darbuotojai irgi, kažkaip keistai. Darbuotojai irgi, žiūrėk. Ir vėl labai jausminga. Čia. Labai jausminga tave mato, ne? Biški gali turėti tokių vyriškų bruožų, tai gaunasi, kad daug gali ką padaryti darbe, daug gali nuveikti. Tai yra, kai gali netgi kažkokius tai vyriškus darbus, ne, gali tau paskirti, ne. Tai tokie gana stipriesi, tiesiog emocionali. Va, matai, pas tave daug yra vėl, tau gali daug užkrauti. Vienu momentu gali labai daug užkrauti, va tokia tave mato. Tačiau kažkaip tai ir vėl, toks momentas, kai tu nepriemi, va tau ką duoda, tu kažkaip nepriemi. Tau per sunku. Ir vėl daugiau asmenybė. Kažkaip va darbe, va, matai, mato tave tokia labai jausminga ir abejinga, jausminga, va tai tokia. Ar realiai tu darbe tokia, nes va šakie klausimai man vis tiek tą patį rodo. Kažkaip viskas per sunku, per. Gerai, tvarkoj tada. Paklauskime iš kitos pusės, ne? Ar tau pasiūlys kažkokią tai kitą darbo kategoriją, kitą darbo, kaip tu taip gražiai pasakėjai, kažkokią tai kitą specifiką, ne? Ar tau pasiūlys šiam darbe kažkokią tai kitą šaką, ne? Žiūrėk, kol kas tau niekas kaip ir daugiau tau niekas nepasiūlys, nes tu tarsi pati niekaip neparodai savęs. Vėl, matai, abejingumas, aš nežinau kodėl, bet pastoviai pas tave tas toks, ar tu savęs nepriemi, ar tu nevystai savęs, ar tu neparodai savęs, nes pastoviai esi nusisukusi ir tu savo gerųjų savybių kažkaip neatkreipi dėmesį į jas, kažkur nukiši jas ir pastoviai va tai tas liūdna, negerai, kažkaip matai tik tas blogąsias savybės, kažkaip tai va, nežinau, va kažkaip va taip. Supranti, pas tave yra viskas, nu va sunku pasakyti, ar viskas yra duota, bet šiuose kortose taip ir yra, pas tave yra čia. Va, 3 taurės, tarsi tai yra jau praeitis, ne? Bet tu nematai, kad pas tave dar yra 2 taurės. Jos yra visiškai pilnos, supranti? Kažkodėl taip gaunasi, kad tu neįvertini. Na, šiandien labai sunkiai sekasi.
Taip, taigi, ką aš tau norėjau pasakyti, kažkaip mums sako, pas tave viskas yra, jeigu tu savim abejoji, kad pas tave viskas blogai, realiai tai nėra nieko blogo. Taip, tau reikės mokytis, pas tave labai daug yra gražių savybių, pas tave yra tokia begalė talentų, tu esi labai fainas žmogus, bet tik tiek tau reikia rasti savo specifiką. Jeigu ne šitas darbas, tai kitas darbas, tai jokių problemų, bet dar pagalvok apie darbą namuose, apie darbą papildomą kažkokį. Todėl, kad yra kažkokiu tai talentų, yra savybių pas tave, kurių tu nenaudoji, o jie tau atneštų gana didelius pinigus. Galėtų atnešti, jeigu tu pasistengtum. Pažiūrėk, kur gali pasimokinti. Paieškok kažko tokio ypatingesnio. Kas tau patinka, ten nežinau, gal tau patinka dainuoti, gal tau patinka dar kažką, paieškok papildomo šaltinio, nes kažkaip tau šitas darbas, jis, nežinau, yra energijos, bet kažkodėl tu ją nerandi jos, net nežinau kodėl, net visos kurtos, tai tokios abejingos, kaip ir nematai perspektyvų, kaip ir tave kažkaip irgi kreivai mato, nors tu nesi bloga darbuotoja. Tad jeigu būtų galimybė ir laisvo laiko, pagalvok, kur tu save gali dar realizuoti be šito darbo. Jeigu nėra kitų pasirinkimų darbų, jokių problemų, pasilik čia ir būk, bet dar papildomai pagalvok, kuom gali užsiimti. Surask savo talentą ir jo naudokis. Galbūt tau patinka siūti, galbūt tau patinka dainuoti, šokti, ar nežinau, belenką. Reikia rasti savo talentą, kuris tau būtų, supranti, ir tu galėtum kažkuom užsiimti namuose, galbūt kaip tik prekyba kažkokia, ne? Galbūt gali kažkom paprekiauti, kaip variantas, bet galbūt tau apskritai ir darbo specifika reikalinga būtų kita. Dar pagalvok, kas tave traukia, nes kaip matau, šitas darbas kažkaip tau nesuper. Bet tai gali dar atspindėti tavo tiesiog emocinę būseną, irgi supranti, taip kažkaip kryvai gaunasi. Tvarkoj. Tada, žinai ką, dar pabandykim paklausti, koks darbas tau labiau tiktų, bent jau kortų manimo, ne, ką jie mum pasiūlytų, ką jie tau pasiūlytų, ne, koks darbas tau tiktų. Čia variantų galėtų būti daug, bet vis tiek, ne, galbūt kažkas tau ir pavyks, galbūt kažkokia nauja mintis ateis, ne, koks tau darbas tiktų. Taip, darbas, pastovus darbas. Darbas pastovus. Žinai, kaip įdomiai, taip, darbas, kad būtų judrus, kad nebūtų nuobodu, galbūt kokia, čia tik taip mintis, ne, galbūt vadybininkė, kuri važinėjo po objektus tikrina ir žiūri, ne, galbūt judrus toks, kas čia galėtų būti, galbūt pačiam darbe, kad tu gali apriepti daug, bet nemėgsti sėdėti vienoje vietoje, tiesiog slegia, ne, tau patinka ten biški, aš viską sugebu, aš viską galiu, bet man reikia to judesio, tai galbūt tau tiktų kažkas tokio judresnio, bet stabilesnio. Tai turi būti kažkoks tai gana platus darbas, plati darbo sfera. Pavyzdžiui, dabar jeigu imti kokį nors tokį darbą iš gamybos, ne, jeigu būtų gamybos keletą punktų ir jos keletą visus punktus reikėtų tau sužiūrėti, tu jas drąsiai sužiūrėtų, todėl kad būtų daug veiksmo ir daug atsakomybės ir tu viską suspėtum, bet reikėtų labai daug, pavyzdžiui, pavaikščioti, palakstyti, pažiūrėti, sužiūrėti, o tau tas tiktų, pavyzdžiui, netgi gal kokias Maksimos salės darbuotoja, ne, tau tiktų, nes tau reikia tik, tau užtenka energijos, supranti? Tau užtenka energijos, sočiai. Tau toks darbas tiktų, ne kažkokia tai vadybininkė ar Maksimoj kažkokia
darbuotoja, gal kažkokia kitoj parduotuvė darbuotoja, pabandyk dar save, jeigu tik yra galimybė, ne save realizuoti tokiam darbe, kad būtų daug užsiėmimo ir nereikėtų sėdėti vienoje vietoje. Bet jis tau būtų stabilus. Supranti? Iš vienos pusės tai galbūt būtų kažkoks tai lėtesnis darbas, todėl kad, pavyzdžiui, apimtų net keletą dalykų iš eilės, jis gautųsi kaip ir lėtesnis, bet tau tiesiog aktyvesnis. Tai va, pabandyk tokį darbą pažiūrėti, jeigu tau šitas netinka. Nes kažkaip labai daug abejonių, ne? Koks dar darbas tau tinka? Nes čia vat, momentai tarp judėjimo ir sėdėjimo. Galbūt momentais nori tik judėti, o kitais momentais tik sėdėti, ne? Irgi. Ir sunku labai rasti kažkokį tai vieną variantą. Ir vėl. Aha. Kas tau dar tinka? Na, visų pirma, turi vėl rasti savo tą grūdelį, vat kas tau patinka, kažkaip daugiau kreipti dėmesio tai, kas tau patinka. Taip, kai galimybių nėra, taip ir būna, ne? Bet vis tik reikia daugiau žiūrėti save. Man patinka važinėti, eik važinėti. Man patinka vaikščioti, eik vaikščioti. Reiškia, ieškok tokio darbo, kaip ten maistą nešioti, ne, dar kažką, galbūt kaviniai kažkokioj, galbūt padavėja, ar ten konsultantė, ar ten dar kažką. Jeigu tik yra galimybė, stenkis rasti tokį darbą, kuris tau patinka. Nes kažkaip tu pati save sulėtini. Vau, man tas patinka ir viskas, ir dingsta tas vau, todėl kad tu pradedi savim abejoti. Tai vat, kas čia dar? Galbūt tau tiktų darbas toks gana viešas, kuris tau atneštų daug džiaugsmo. Galbūt tai teatras, galbūt tai kažkokie tai spektakliai, ne, kad visiems būtų vau. Galbūt tai kažkokia tai dainavimas, kaip sakiau, ne kažkokia karaokė, ten, supranti, viešas toks dalykas, kaip visiems vau būna. Ir tau nuo to irgi būna vau. O vau, jūs manim žavitės, o vau, ačiū, nu galbūt tau tai tas labiau tinka, supranti. Ne 4 sienos darbe, o kažkoks tai viešesnis, kažkoks tai, galbūt kažkur pabandyk lysti į televiziją. Ne tai, kad lysti, o žinai, kaip būna kviečia sudalyvauti vienoje laidoje, kviečia sudalyvauti kitoje laidoje, dar kažkur kažką sudalyvauti, dar tokių viešesnių pabandyk dalykų, ne, įlysti kažkur. Būna, kad tiesiog filmuoja filmą, jiem reikia kažkokių praeivių, dar kažką ir vėl, ne. Toks nedidelis dalykas, bet jis yra viešas, galbūt tau patiktų, ne. Pabandyk biškį save pasiviešinti, pagalvo, kur gali dar įlysti be tų 4 sienų, kurios tu dirbi darbe. Taip pat, kaip sakiau, galbūt kažką norėsi paprekiauti, ne, kad tave iškeltų, kokie tu faini, kokiais fainis dalykais prekiauja, va, tau to reikia, supranti. Tvarkoj. Kas dar? Su darbais. Dabar nuo rugsėjo, ne? Čia pažiūrėjom, kas tau tinka, kas netinka, kas patinka, ne? Aptarėm biškutėlį. Dabar nuo rugsėjo, ar tau pasikeis darbo specifika, ne? Ar pasikeis? Žiūrėk, koks pasirinkimas, matai? Tai tik priklausys nuo tavęs. Ar pasikeis tavo specifika darbe? Kadangi aš jau tau pasakiau viską, tai tu pati dabar galėsi spręsti, ko tu nori, kada tu nori, kaip tu nori, ne? Tu nori likti jame, ar nori ne, ar nori pasikalbėti, kad tave kažkur perkeltų, galbūt, supranti, čia reikalinga tavo iniciatyva. Jeigu tu prašysi, galima man ten pabandyti, galima anan pabandyti, tai tave atkreips dėmesį, pasakys, nu jau pabandyk, galbūt tau čia iš tikrųjų geriau seksis. Galbūt nuo rugsėjo kaip tik atsilaisvins keletą darbų vietų ir tu galėsi pasiprašyti.
galbūt nesiprašysi, o tave netgi įkiš, prieis ir sakys, va klausyk, mums reikia, va tą mokė, va galėtum čia pabūti, padirbti, mums reikia, va tai čia. Tokia galimybė, kad bent jau išmėginti bus. Bet tai priklausys nuo tavęs, supranti, todėl, kad vis tik pasirinkimas bus gana platus, gana didelis, tai gali būti, kad tu dar rinksies. Galbūt norėsi, kaip sakau, kažkokio kito darbo, galbūt dar kažką. Žodžiu, šitoje vietoje kaip ir pasirinkimas platus, tad paliekam tau spręsti, ką tu toliau darysi. Ir vis tik dar laiko yra biški. Iki rugsėjo. Tvarkoj, su darbais yra taip. Tvarkoj, taip, darbai. Čia mes aptarėm. Tvarkoj. Dabar žiūrėk, dabar perėsim prie santykių temos. Tvarkoj, dabar santykių tema. Dabar žiūrėkim, kaip jūsų santykiai abiejų. Taip, pirmą žiūrėkim tavo santykiai su šiuo žmogum, kaip tu juos matai, ir tavo vyro, ir kas tarp jūsų. Dabar žiūrėk, tavo santykiai. Tu esi neapsisprendus. Tavo santykiai yra tokie, kad aš nematau čia perspektyvų ir aš nežinau, ką toliau daryti. Būtų labai faina, kad būtų taip ir anaip, bet dėja, ko gero, taip nebus, todėl, kad nėra kažkokios paramos, atramos, nėra kažkokio tai stabilumo, aš nežinau, ką toliau daryti. Tavo tokia pozicija santykiuose. Vyro pozicija santykiuose. Aš eisiu pabaliavosiu, aš bendrauju, aš būnu, aš lakstau, aš baliavoju, žodžiu, jis visur ir pas jį kol kas problemų nėra. Pas jį problemų nėra, jam viskas yra gerai, žodžiu, jis rožiniais sakiniais ar be jų, bet jam viskas gerai. Kas tarp jūsų? Tarp jūsų iš tikrųjų yra neaiškumas. Iš tikrųjų mėnulis nieko gero nesako, tai yra baimės, nerimas, tai yra galbūt kažkas paslėpta santykiuose yra, ne? Kažkoks toks nemalonus momentas santykiuose. Tada atverkit mums mėnulį ir parodykit, kas po to mėnuliu slepiasi, ką norit pasakyti, kas čia santykiuose dedasi. Kas šiuose santykiuose dedasi. Įdomus dalykai dedasi santykiuose. Ir vėl galvojam, ką toliau daryti, labai platus didelis pasirinkimas. Ką dar? Jūs kovojat vienas su kitu. Jūs kovojat vienas su kitu, bet vienas kitą atspindėdami. Reiškia, kaip sako, как назло. Tai vat, jeigu vienas elgiasi taip ir kitas lygiai taip pat elgsis, kad įkasti, kad parodyti savo vertę, kad vat, parodyti save, pažiūrėkit, koks aš, truputėlį vyksta toks savęs parodimas, bet per tai kaip atspindit vienas kitą. Jeigu jis neišplovė lėkščių, tai ir aš irgi neišplausiu lėkščių, parodysiu, kad aš irgi va taip pat galiu, ne? Jeigu jis ten trinktelėjo durim, aš irgi trinktelsiu durim, aš irgi taip galiu, aš irgi, va tai toks, supranti, vienas kitą atspindit. Ir dar galvojat, kaip teisingai jam įrodyti, kaip jam parodyti, ar jai kaip parodyti teisingai, kokiu būdu man dar išreikšti čia tą nepasitenkinimą ar pasitenkinimą, atvirkščiai parodyti, kaip man viskas gerai. Tvarkoj. Gerai, ko tau tikėtis iš vyro? Ne? Ko tau tikėtis iš šio vyruko? Kažkaip galima sakyti, kad nesitikėti nieko. Todėl, kad šis vyrukas yra daugiau
daugiau mažiau į save orientuojasi, į savo pomėgius, į savo, kad jam būtų gerai, ne, galbūt jis geria, ne, kaip tu sakei, tai vat, taurių labai daug, svarbiausia jis, jo ta būklė, toliau, jam atrodo, kad tai yra teisinga. Aš tiek daug laukiau, aš tiek daug daviau, aš dabar galiu savo kažką leisti. Ką iš čia tokio nori savo leisti, jam atrodo, kad visa tai yra teisingai, todėl, kad, kodėl jis taip galvoja. Viskas sukasi į ratu. Gerai, viskas sukasi ratu pas jį. Žodžiu, pas jį yra viskas gerai, jam taip atrodo yra normalu, jam nieko blogo nėra. Važiuokime iš tavo pusės, kokia tavo pozicija, ne? Ir bokštukas. O tu nori judėjimo. Tai va, tau norisi judėjimo, tau norisi būtent iš vyriškos pusės, kad būtų daug energijos, ne, kad būtų lova gera. Labai norisi, kad būtų veiksmo daug, galbūt kelionio, ne, kad jis viską, kad būtų, daugiau to tokio, galbūt netgi spontaniškumo, ne, energijos, daugiau reikia energijos, ne, tau kažkaip trūksta judėjimo, galbūt planavot kelionę, kur neišėjo, kažkaip norisi, kad vyrukas daugiau įdėtų pastangų, kad, kažkaip viską sureguliuotų, apskritai, kad viską reguliuotų, ne? O ką? Taip. Taigi, kaip klostysis tavo santykiai toliau, ne? Kaip tavo santykiai klostysis toliau? Toliau, žiūrėk, galimai pertraukėlė bus. Santykiai nesivystys toliau. Kol kas jie toliau nesivystys. Todėl, kad, tai parodysiu. Nežinau, gal pas tave dar kažkoks yra? Ne, nes pas mus iškrito net 2 vyrukai. Arba tai yra šis vyrukas ir jo, tarkim, taip, gal 2 veidai kokie, ar 2 pusės jo netgi, ne, visas šaltas, jis neemocionalus, jis labai neparodo savo, nei ką jis jaučia, nei iš vis nieko neparodo, jis labai šaltas. O va tu esi emocionali, tai tokia atvira, o va jis ne. Jis toks šaltas. Ir tokių kaip kas toliau vyks santykiuose. Jis čia dar bando gal tau įrodyti ryškiai, taip, supranti, su visais kardais, gali būti, kad priekaištauja, barasi labai daug, reikalauja labai daug, tokių, vat kaip šuo su katė sako, ne, tai vat čia tai toks berniukas, kuris, negražiai elgėsi, ne, kuris taip kažkaip, vat pasako, bet tai tikrai, nei ten, nei šiandien, ta informacija yra visiškai iš lempos, ne, ir jo, vat tai toks vaikiškumas iš jo, o po to jis taigi įsijungia vyriškas, kuris vėl yra šaltas, emocionalus, uždaras ir neparodo savęs, bet jis nepameta tos pačios temos, kurią ką tik pasakė. Pavyzdžiui, išmesk šiukšlės, jeigu tu liepi jam išmest šiukšlės, tai jis pradeda rėkti, klykti, aš nieko nedarysiu, tu užknisai, kiek ten galima tas šiukšlės nešiot, eik pati išmes. Ir po tokio tarsi skandalo būtų, ne, bet čia ne skandalas, o tiesiog išmetimas savo energijos. Jis užsidaro ir viskas, tiesiog uždaro duris ir išeina. Tai vat, iš vienos pusės elgiasi kaip vaikas, iš kitos pusės tiesiog ne man reikia. Toliau, kaip klostysi santykiai, ne, kokios perspektyvos gi santykių.
Reiškia taip, reikia ieškoti kompromisų. Reikia ieškoti kompromisų, nes pačioj pradžioj mes matėm, kad tu esi nusistačius ant kompromiso, ne? Dabar kaip ieškoti kompromisų? Nes mums rodo, kad santykiai gali sugulti labai gražiai, ne? Santykiai gali būti tvarkingi, jie gali būti, supranti, bet to reikia siekti, tai nebus va taip. Supranti, čia reikia dirbti. Ir nepaeis ta teorija, kai buvo pačioj pradžioj, kai buvo faina ir gražu, kai buvo jausmai, ir lova, viskas buvo. Dabar tas nepaeis, todėl kad santykiai, jie nenauji, o su laiku viskas kaip čia pasakyti, susišlieja, ne, visi nusiglunda, visi kampučiai ir gaunasi tas pats, ta pati lyguma, ne, tarsi nieko nevyktų. Tai, kad santykiai būtų bent truputėlį kitokie, pabandyk pasiskirstyti. Jeigu matai, kad buitiniuose dalykuose yra problemų, jūs nesutarėt, kas valgyt daro, kas po darbo, kas pavargęs, kas šiukšlės neša, kas šuniuką išveda, kas katytę pamaitina, kodėl tokia betvarkė, nieks nieko nedaro ir viens kitam pastoviai priekaištai yra, pabandykit pasiskirstyti. Bet vėl, kai pasiskirstot vėl ir jeigu kažkas išeina iš konteksto, nereikia pulti, bet reikia susėsti ir vienas su kitu pasikalbėti. Reiškia taip, pabandom iš naujo pastatyti mūsų santykių namuką. Šitam namukė bus tokios taisyklės. Reiškia, jeigu aš pagaminau pusryčius, jeigu jūs, tarkim, abu nedirbate, ne? Jeigu aš pagaminau pusryčius, tarkim, nuo manęs yra pusryčiai, nuo tavęs yra pietus. Išsukis kaip nori, bet tai yra tavo atsakomybė. Jeigu mes nebūsim pavalgę, tai būsi kaltas tu. Jeigu turit šuniuką, tai aš vedu ryte, tu vedi vakare. Jeigu tikrai ten nėra kitų darbų ir nėra kitų dalykų, tarkim, kad neišvestų šuniuko. Padaryta? Padaryta. Jeigu matai, kad aš esu pavargusi, aš dirbu tokiu grafiku, tu dirbi tokiu grafiku, sutarėm, kad šitą ir šitą darom tada ir tada. Jeigu matai, kad aš namie tvarkausi, man netrukdyk, eik, jeigu yra kur jam eiti, pavyzdžiui, garažas, tvarkyt mašinas, eik tvarkyt mašiną ir man netrukdyk, todėl kad, man vienai geriau, ne? Ir kad jis ten nesivolėtų ant lovos ir tave neerzintų. Kokiu ten dar dalykų galite susitarti. Jums reikia susitarti dėl taisyklių. Pavyzdžiui, jeigu jis dažnai išeina gerti, tai susitarkit, kad tu gali gerti, gali išeiti tik, pavyzdžiui, ketvirtadienį, penktadienį. Todėl, kad savaitgalį aš noriu praleisti su tavimi. Ne? Jeigu jis sakys, ne, man jokių taisyklių čia nereikia, tada paklausk, ko tau iš manęs tada reikia? Ta prasme. Ko tau reikia? Tau reikia tik aš gulėčiau, kad aš tau duočiau lovai, viskas, pavalgyt ir lova, viskas. O toliau nieko nereikia. Taip prasme, taip ir pakalbėk rimtai. Kaip tu matai mūsų santykius? Aš sakys, aš nieko nenoriu, man taip gerai. Tada tau pačiai reikia pamąstyti. Tada tau reikia pamąstyti, ką su juo daryti, todėl kad jeigu jis nieko nenori, tu turėtum jį numesti. Todėl kad jame perspektyvų nėra. Supranti, čia vėl tokia yra riba, kai tu turi jo realiai paklausti, ką mes toliau darom. Jeigu tu dažnai geri, man tokio vyro nereikia. Todėl, kad aš nematau su tam perspektyvų, man reikia namų, man reikia šeimos, man reikia vaikų, man reikia uždarbio, man reikia kačiukų, šuniuko ar dar kažko, man reikia. Ir aš tikrai neketinu laukti, kol tu prabūsi po 10 metų, o aš jau būsiu senai niekam nereikalinga. Supranti, vis tik laikas eina. Ir labai stipriai laikas eina. Ir nėra kada žaisti. Tai čia ir dabar reikia klausti, kada mes turėsim vaikų, kada mes susituoksim, ar iš vis mes tuoksimės, ar mums to reikia. Nes jeigu moteris ateina tik tam, kad pabūt lovai ir nėra jokių santykių, tai yra perspektyvų į santykius. Kam tie santykiai? Tu gaišini laiką. Vienas dalykas. Antras dalykas. Tu kaip įtaką dar turi, tu dar gali jam kažką pasakyti, kažką paaiškinti, kažką susitarti, kaip ir tu dar gali, ne, tuos santykius kaip ir sunormalizuota, ne, kaip ir dar liepsnelė nėra užgesusi, kaip ir sunormalizuoti galima, bet
būtų labai, ko gero, būtų geriau įsivesti taisyklės. Ir vėl reikia sekti, ką jis sako ir ką jis daro. Tarkim, jeigu jis pasakė, kad vat aš po dienos padarysiu tą, trečią, ir tu stebėk, daro tą ar nedaro. Arba jūs netgi susitarėt, kad jis nueis ten, nežinau, nupirks tau siurblį, bet jis taip ir nenuėjo kažkur pinigus ne? Ir tu sakai, nei siurblio, nei tavęs, nieko nėra. Tau reikia pagalvoti. Ne jam, o tau. Ką tu su juo darai? Negaišink savo brangaus laiko. Tai yra jau tavo psichologiniai dalykai. Jeigu matai, kad žmogui nieko nereikia, negaišink savo laiko. Su juo yra kitų daug žmonių, su kuriais galima pastatyti normalius santykius. O lova nesvarbiausias dalykas. Jeigu jis tave pilnai išlaiko, jeigu jis moka už nuomą, taip, galima suprasti, ypač moterį galima suprasti, kai jai nėra kur eiti. Viena jinai neįsilaikys. Aš tau galiu pasakyti, viena moteris puikiai įsilaikė. Puikiai. Ir nereikia bijoti išeiti. Tau tik atrodo, kad aš dabar neturiu nei būsto, nei nieko. Atsikelsi, padarysi, viskas bus gerai. Tai va, reikia čia atsisėsti ir pasikalbėti jum abiem. Ir netgi nustatyti ribas, ką, kada ir kur darom. Reiškia, aš noriu šiemet vaiko, tu šiemet, pavyzdžiui, neturi jau gerti, turi užsikoduoti. Jeigu jis nenori, tada sakau, tau neverta nieko daryti. Jeigu taip ir pasakys, kad tau reikia tu ir daryk, viskas ate, užsikrauni savo šmutkės ir išeini. Kodėl? Todėl, kad galbūt tu būsi ir neteisė, bet jis pradės prabust. Galbūt jis prabus ir tavęs ieškos, galbūt jis atstatys santykius, galbūt jam susivaidens, kad geresnės jis ir nėra, o taip tu sėdi, jis sakys, o ką? Juk jai visko užtenka, jai viskas gerai, ten ateisiu, biškį pasibers, bet po to norims ir viskas bus gerai. Vėl bus tas pats, kaip ir buvo, niekur nepabėgs, niekur nesidės, mane toliau tokia kenties, nes aš jai padariau ribas, kad jinai mane kentėtų. Ir kenčia. Viskas. Aš jai pasakiau, kad tas anas, jinai sėdi po padu ir nieko nedaro ir jinai manęs klauso. Jinai galbūt ir prisibijo, galbūt jis ten grįžčiau pasakys ir tu viskas. Ir tu bijai išeiti, todėl kad, pavyzdžiui, kito būsto tu neturi, tu bijai iš savo tos zonos išeiti, bijai palikti, bijai kažką dar, bijai netgi pakelti toną, bijai pasakyti jam, galbūt. Taip visai gali būti. Ir tas nerimas, kur mums rodė, nors klausiau apie darbą, bet labai daug rodė, kad labai emocionaliai tokia nusiminusi, Tai vėl reikia tiesiog, jeigu neišeina kalbėti, bandykit susirašyti. Galbūt laiškais, galbūt žinutėm, galbūt dar kažkaip, bet būtų labai gerai tiesiog nustatyti ribas, kad šiemet, reiškia, šį mėnesį darom šitą. Šią dieną darom tą, trečią, šią sekundę tu turi padaryti tai ir anai, bet tarkim, aš irgi turiu trečią, ketvirtą. Ta prasme, pareigom kažkaip pabandyti pasidalinti, pareigom, dar kažkom, nežinau, galbūt pavyktų labiau sutarti. Būna, jeigu žmonės gyvena Vilniui, tai kai nėra kam vaikų palikti, tai tarėsi, vienas dirba dieną, kitas dirba vakare. Kitas dirba vakare, kitas dirba dieną, ir tai būna paprasčiau, viskas yra sutvarkyta ir valgyt padaryta ir išeini į darbą ir viskas yra gerai. Turiu omeny, kad galbūt kažkokios tai ribos turi būti namie. Galbūt ne tokios rimtos, galbūt tik truputėlį turi būti, bet kažkaip reikia labai daug pasikalbėti, supranti, susitarti, pasikalbėti, nes kol kas nėra kažkaip labai blogai. Dar ne viskas prarasta. Jeigu tu pravesi su juo tokį pokalbį, pabandytum dar pravesti tokį pokalbį, ar jūsų santykiai pagerėtų? Dar kartą. Jeigu pravestum pokalbį, ar santykiai pagerėtų, nes tu sakai, čia yra nesąmonė, čia
Matai, tu nusisukusi, ne, čia yra netiesa, nieko aš nekalbėsiu. Čia jeigu kalbėt, tai gal tėvai kokie padėtų, gal dar kažkas padėtų, bet tikrai ne aš. Tai ar padėtų? Ar padėtų? Padėtų. Toks pokalbis gali turėti visai neblogų vaisių. Visai neblogų vaisių. Bet kažkaip nerimas yra daug aukštesnis, daug didesnis. Sakau, galbūt pas jūs tokie santykiai, galbūt negali su juo pasikalbėti, nežinau, vienam lygmenį. Bet reikia. Reikia. Supranti, reikia. Jeigu jis sakys, kad man nieko nereikia, tai čia tik tavo va čia va galvytės reikalas, ką tu su juo darysi. Supranti? Čia tiesiog reikės tau jau galvoti. Ar jis tau iš vis reikalingas. Taip. Toliau jo alkoholis, ne? Ar jis pasikeis šiuo atveju, alkoholio atveju, ne? Ar jis pamažins, ar jis toliau gers? Taip. Nu, va čia tai klausimas. Jeigu kreiptis pas specialistus, ane, ten šeimos daktaras, jeigu jau antiek reikia, ne, antiek vat stipriai reikėtų kreiptis pas psichologus kažkokius, ne, tai padėtų. O štai mūsų velnės, tai yra va tai tos visas mūsų įdos visos tos, ne, kurie jį laiko, va taip. Tai va, jeigu prisidėti gana stipriai, tada pavyktų išsilaisvinti, pavyktų turėti gerą šeimą. Ir vėl mums rodo, kaip ir galima išsilaisvinti nuo šito velnio. Tai yra visos įdos. Galbūt jis rūko, gal jis geria, gal jis dar kažką, nesvarbu, ten net nesigilim. Bet mums velnės tikrai išėjo ir tikrai jis yra. Ir tikrai pavyktų išsilaisvinti ir turėti normalią šeimą. Bet tikrai galbūt ir reikėtų kažkokio tai daktaro, galbūt psichologo, galbūt dar kažko, priklausomai kaip spręstumėte šią problemą. Ne? Aišku, psichologas nepatrukdytų. Dabar ką norėjau pasakyti. Bet visų pirma, tu turi pravesti pokalbį, ne? Ir suprasti savo galvytei, ar tau su juo reikia gaišinti laiką. Ir viskas. Tau, manau, susidėliotų visas planas, ką toliau daryti. Toliau. To ir paskaitysiu. Taip. Nu. Taip, ar tavo vyras pradės stengtis dėl šeimos, ne? Ar tavo vyras pradės stengtis dėl šeimos? Žinok, man rodo, kad ne. Kad tu turi jau dabar rinkti visą informaciją, tu turi rinkti visą žinutės, tu visą, kaip čia teisingai pasakyti, žinai, kaip lagaminą susirinkti iš to, ką turi. Ir pagalvoti, vat sakau, man vat kaip galvytį turi sudėlioti visą savo lagaminą, ką jame turi ir ko tau jame trūksta. Ir ar su tuo lagaminu tu dar gali kažkur išvažiuoti. Tai yra, ar tu gali, todėl kad tau kaip ir žinutės jau dabar eina. Tau jau dabar yra pranešama visa informacija, tik tu jos kažkodėl nematai. Pabandyk dar atkreipti dėmesį į esamą informaciją. Taip, žinoma, būtinai turi pasikalbėti su juo, ne? Galbūt ne vieną kartą, galbūt tą temą tu turi paleisti net keletą kartų, kad suprasti savo, ne jį. Tu jį, ko gero, kad neturi suprasti, tu turi suprasti save. Ar tau su juo malonu būti,
ar va šitą reakciją, kurią gavai vat ką tik, kai jis tau ten trenktelėjo durim, ar va šitą situaciją tu pasiruošus kentėti visą gyvenimą, jisgi nepasikeis, žmonės nesikeičia. Ir mums sako, kad kaip ir, ar jis stengsis, ne, jis nesistengs. Tai yra tokia kaip iliuzija pas tave, jis nesistengs. O tau reikia, vat jau žiūrėti informaciją rinkti, nes jau tau dabar sakoma. Bet vis tik šansas yra bent pasikalbėti ir galbūt kažkuriam laikui tavo situacija pasitvarkytų. Ane? Tai dar kartą klausim, ane? Ar tavo... Nes mums dabar biški susidvigubėjo informacija. Nes man toks jausmas, kad tu tiesiog kažko nematai. Gerai, paklauskim kitoj pusėje. Ko tu nematai, ne? Į ką tau reikia atkreipti dėmesį? Ne, į ką tau atkreipti dėmesį? Vis kažko tu nedamatai. Nematai, iš tiesų nematai kažkokių naujų šansų, naujų galimybių, naujų kažkokių tai idėjų, kažkokių tai, net nežinau, supranti, tu vat nematai naujo plano, naujo verslo, naujų minčių, kažkaip tu nejudi į priekį, nematai. Gal tai tavo pozicija, ne? Kam? Jeigu su tavim bokštas iškrito. Gali būti tavo pozicija, kad čia, vat vėl, kad nenori matyti, kad viskas blogai yra. Ir mum irgi rodo, kad tu nenori matyti kažkodėl tai, kažkaip tai, vat tavo kažkaip tu priėmi kažkaip pasaulį kitaip, vat kažkaip viską matai visiškai kitaip. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet kažkaip kreivai matai tą pasaulį. Tai tau reikėtų, gal pačiai tau reikia nueiti pas psichologą. Aš nesiūlau, eik čia, bet supranti, bet galbūt. Bet dar pabandyk pasiieškoti įvairių psichologų internete. Įvairių paskaitėlių. Galbūt tau tiesiog kažkokia informacija yra reikalinga, matai. Tau yra labai sunku ir tu dėl to nieko nematai, bet tau reikia labai daug informacijos, daugybė informacijos reikalinga. Ir viskas šiaip bus gerai. Tau tiesiog kažko pačiai trūksta. Tu nematai elementarių kažkokių tai dalykų. Kadangi esi labai emocionali, tai taip gali būti, kad tikrai taip gaunasi, kad nematai kitos pusės, ne? Taip, dar buvo draugo alkoholis ir skolos, ne? Dabar dar palieskim šitą temą. Nors mes biškį buvom palietę šitą temą, ar jis baigs vartos alkoholį, ne? Čia padėtų. Žinai kas, čia padėtų, kadangi alkoholis yra vartojamas gana ilgai, ilgai, stabiliai, ne? Kas padėtų, tai padėtų susitarimas kažkoks, tai kelių žmonių susitarimas, galbūt kokie tėvai padėtų, ne? Susitarti, jeigu tai pavyktų koduoti, ne? Nes tu viena čia ko gero nelabai ką ir sugebėtum padaryti, bet reikia kolektyvinio darbo. Toliau. Skolos, ne? Dabar skolos.
ką tau daryti su tom skolom, ne? Aš tavo vietoje realiai nepatariu nieko nedaryti, tai yra jo. Visų pirma, tu kaip moteris neturi duoti jam nei vienos kapeikos savo, nei vienos, nei ant duonos, nei ant cigarečių. Tada jis atsibus. Atsibus, nes nieko neturės. Supranti? Moterų klaida yra ta, kad atiduoda iškart visus savo pinigus. Davai per pusę, davai ne. Ne, jokių per pusę. Jokių pusę. Tai yra, žinoma, jeigu yra būstas jo, ne, vėl sudėtinga, ne, nu tikrai būtų gerai per pusę. Bet taigi tu žiūrėk tada, ar jis tikrai mokės tą pusę. Ar nebus tik, kad jis ir savo prašliopina, ir tavo prašliopina, ir tiemgi viskas kartu, pas musgi viskas bendra. Ne. Tu viską, ką gauni, nei kapeikos jam neturi duoti. Nei ant cigaretės, nei ant rūkimo, nei ant gerimo, nei ant nieko. Kodėl? Kai tu savo pinigus laikai tik savo ir jis aiškiai žino, kad jo pinigai baigsis ir jis neturės jokios antros piniginės. Tada jis surimtėja, tada visiškai pasikeičia vyras, kadangi nėra paramos. Nes realiai moteris ieško vis laik paramos, ne, kad būtų finansiškai saugi. O dažniausiai tai daro vyrai, dėja. Dažniausiai tai daro vyrai ir jie nebijo išsileisti ant cigarečių, sakydami, taigi čia mūsų bendras, taigi tu ką tu neatsimeni, tai mes viską bendrai, taigi tu ką nesupranti kažko, taigi mes išleidom kartu, a iš tikrųjų jis tik savo išleido. Tik savo ant čipsų, tik savo ant alkoholio, tik savo. Tai va, neduok jam ne vienos kapeikos iš savęs. Ką uždirbai, tas tavo. Ką gavai, tas tavo. Nesvarbu, iš kokios pajamos yra tavo ir, iš kur tu jas gauni. Faktas. Jis bus rimtesnis, kai jis negaus ne vienos kapeikos iš tavęs. Ir tu aiškiai jam pasakysi, brangusis. Juk aš moteris, man reikia ant savęs išleisti. Galbūt tau pavyks susitaupyti. Tokiu atveju ir galbūt toks gudrus maneuras tau padėtų įsigyti savo būstą ir nepriklausyti nuo jokio vyro. Nes būtų labai gerai moterim nepriklausyti nuo vyro. Jeigu jis žinos, kad tu turi savo būstą ir tu turi kur eiti, jis prabus ir jis stengsis, nes jis žino, kad bet kuriuo metu tau nepatiko, tu išėjai. Ta prasme, nėra jokių ribų, jis tada vėl bus kitoks. Supranti, tai va, tas toks momentas irgi psichologinis padėtų. Tvarkoj, dabar dėl skolų. Toks skolos yra jo ir tau neturėtų rūpėti kiek ir ką jis moka, bet, sakau, nebeduok jam jokių kapeikų, nesvarbu. Jeigu tai ne jūsų bendros skolos, o jo tu atėjai į jo šeimą, ne, ir jis jau jas turėjo, jis jas ir moka. Neturi už ką pavalgyti, tai yra jo vieno problemos. Nu tai kaipgi mesgi kartu ir ką? Ir ką, kad jūs kartu patikėk ir tokie vyrai, jie ačiū nepasakys. Prisidirbo, tegul moka, neturi už ką valgyti, tai yra jo problemos. Neturės lovos, neturės merginos, neturės savo namų, galbūt atsipelkės. Nu tai kažkaip tai reikia psichologiškai ugdyti tą vyrą. Ne tik, kad duok jam viską. Ir lovą duok, ir maistą duok, ir viską duok, ir dar savo pinigus atiduok. Supranti? Iš skolų jis turėtų išlysti. Nieko čia mums vėl, nieko tokio tragiško nerodo. Žiūrėk, ateityje. Skolos gali būti tikrai padengtos. Jeigu ne tu jas dengi, aišku, ne? Iš šitos situacijos tikrai išeis. Bet kažkaip irgi žiūrėk, patys tenkisi tą reikalą nelįsti. Nesidomėk, jis sumokėjo ar nesusimokėjo. Bet savo pinigų neduok. Patikėk, atsipeikės iš karto. Kai tik pamatys, kad antros piniginės nėra. Jeigu sakysi, ne, aš neįdovenėjau jam savo pinigų, pas mus viskas atskirai. Tada jis vis tiek jaučiasi labai saugus. Pas jį jokių problemų nėra, jis jaučiasi beprotiškai saugus, reiškia kažkur tu per daug kažko darai. Reikia kažkaip, tas ribas nustatyti, kad per daug tu jam nedarytum. Tarkim, ne tas tokios ribos, mano manimo, ne, tokios ribos, jeigu tau reikia keltis 10 valandą į darbą, o jam reikia 6 valandą, tau nereikia keltis su juo. Jis pats atsikels, pasidarys valgys, pasidarys kavos ir visas kas susitvarkys. Va tavo riba. Aš irgi branginu savo laiką, man reikia pailsėti, nes pas mane dar pilna darbo diena. O tu pusryčiais pasiruošk pats. Ne, valgyt iš vakaro pasidaryti tikrai galima, nieko blogo, bet
susidėsi pats, rankas, kojas turi, susidėsi tiek, kiek tau reikia ir tiek, kiek tu nori. Nu, tokia priežastis galėtų būti, aš to nedėsiu, tu pats savo susidėsi, nes tu žinai, kiek tau reikia. Ane? Kita kartą gali būti priekaištas, kad negamini, ane? O tu realiai gaminti arba nemoki, arba tiesiog nėra tam laiko. Arba iš vis buvai pavargus ir nepasidaryk. Ir vėl gali būti priekaištas. Brangusis, tu turi rankytės kojytės, prašau pasidaryk. Tu labai skaniai gamini. Man labai patinka, kaip tu gamini. Ir vienoje pusėje yra riba, kitoje yra motyvacija. Toliau, kai jis gamina, vėl stenkis nesikišti. Jeigu jau tai jis gamina, nesikišk. Sakyk, kaip padarysi, taip ir suvalgysi. Jeigu jis sakys, nežinau, kaip bulves papjaustysi, sakyk, nesvarbu. Kaip papjaustysi, taip ir suvalgysi. Kai valgysi, suprasi, tau toks pjovimas patiko ar ne. Kitą kartą kitokį pjovimą pabandysi, o ne ten tarkavimą kitokį pabandysi. Tik kai tu vartosi tą maistą, tik tada ir suprasi. Bet jau nesikiški. Tada jam tokia bent jau motyvacija bus kažką daryti, ne? Ten jeigu irgi tvarkosi, ne, bet pastoviai bando tau įtikti. Tu turi save taip sureguliuoti, kad jis nebandytų tau įtikti. Bet per tą momentą jis suprastų, ar jam tai tinka, ar jam pačiam patinka. Ir supranti, jeigu tie priekaištai yra buitiniai visiškai. Man net patinka, kai tu indus išplovai. Nu, tada išplauk pati, supranti. Kaip išiplovai, taip iš jų ir valgysi. Jie bus purvinin, tai valgysi iš purvinų, viskas tvarkoja. Ir tada jis supras, ne, tai man nepaėjo, geriau aš tada išplausiu normaliai ir gausiu tvarkingą maistą. Nu, matai, viens kitą atsimuša. Ir riba, ir motyvacija viename. Tai vėl, man nerodo, kad pas jį yra kažkas tai labai blogo. Tiesiog truputėlį galbūt reikėtų pasireguliuoti finansų srityje ir tiek. Tvarkoj. Žiūrėkim, ką dar kortos jum patars. Mane vėl man rodo maga. Čia kažkokios tai naujienos keliauja. Kokios čia naujienos keliauja, tai čia. Dabar aš žiūrėk, matau, kad tu kažkaip po paskaitos jausies biškį kaip ant žirgo, kaip gavusi kažkokią tai wow informaciją ir tokia galingesnė iškart pasijausia, ne? Labai gerai. Pabandyk save atrasti. Jo, iš karto ribas dėsi, pamėginsi ribas dėti, tvarkoj, labai gerai. Kažkaip galbūt kažkokią situaciją iš vis atversi kuri buvo iš seniau, pavyzdžiui, anksčiau aš pavyzdžiui, plaudavau tik penktadieniais butą ir grįšiu prie tos pačios, tik penktadienį ir prausiu, ne? Tai yra kažkokia situacija, kurią anksčiau naudojai ir dabar jinai pasimiršo pas tave ir tu ją vėl naudosi. Toliau. Pradėsi kažkaip dirbti su savimi labai stipriai. Pradėsi, gal taip nesimato, ne? Pradėsi su savimi dirbti. Pradėsi nagrinėti, man labai patinka, kad tu esi pentaklių 6 pentakliai. Tai reiškia, kad tu bandai savyje rasti balansą. Bandysi bent jau su savimi dirbti, bandysi daug ką savyje suprasti, surasti, save motyvuoti, save visur, taip fainiai, saldžiai taip net. Žodžiu, su savim bandysi dirbti. Sakau, nepatingėk, pabandyk daug sferų išmėginti. Jeigu ne viena, tai kita. Jeigu yra tik galimybės, ypač darbo sferoje, ne? Jeigu yra galimybės, mėgink daug įvairių dalykų. Neverta užsidaryti ir aha, tu dar čia kažką ketinį keisti. Nu, reiškia, taip reikia. Kažkaip yra, nežinau, yra ar bus, žodžiu, gaunasi taip, kad yra, sakysiu, yra kažkoks tai vaikinukas,
galbūt tai jau bus esamas, ne, dabar net sunku pasakyti, nes tu čia labai daug persvarstysi ir tik tada suprasi, čia kuris. Žodžiu, yra vaikinukas, kuriuo labai abejoji, galbūt net užblokavai ar užblokuosi, galbūt tai sakau esamas, kurį tu užblokuosi, galbūt tau nepavyks, pavyzdžiui, pasikalbėti ir tu jį užblokuosi, žodžiu, vaikinukas. Ant slenksčio, kuris bus užblokuotas ir bandys dėl tavęs kovoti, bandys įrodyti, bandys, vat sakau, tau te reikia tas ribas uždėti ir pamatysi, kaip jis visas pasikeis. Toliau bandys kažką daryti, bet tai tu kažkaip vat persiversi, ne, ir būsi labai tokia šalta ir neįkalbama, bet tu labai jau būsi logiška, jau labai būsi tokia, nežinau, gal tau labiau pavyktų, pavyzdžiui, surašyti ant lapo, ne, ką sakyti, ką daryti, kur eiti, galbūt tau tokią techniką labiau pavyktų suprasti, ką po ko daryti, ne. Ten ar santykiuose, ar buitinį, ar, pavyzdžiui, užsirašyti reikia, kad pasikalbėti su vyru apie tai. Ten nepamiršti išvesti šuniuką ir pagalvoti, kai vesiu būtent apie tai. Supranti? Nes čia mums rodo, kad tau tiesiog reikia psichologinės kažkokios pagalbos. Tai bet tau labai svarbu yra rasti save. Supranti, tau reikia rasti save. Kai tu surasi save, matai, dar reikės netgi labai didelę psichologinę tokią slenkstį praeiti. Kai rasi save, tau bus viskas jau visiškai vienodai. Ta prasme, tau nebekabins kažkokie galbūt kažkokių galbūt iš šitų vaikinų, kuriuos tu blokavai, galbūt norėsi atvirkščiai pabendrauti, ne? Galbūt čia kažkas iš seniau, nežinau, gal iš darbo kažkoks vaikinas norės, tiesiog bendrauti, ne, norės susitikti, norės pakalbėti, norės, galbūt tavo esamas vaikinas prabaus ir norės kaip ir pagaliau sutvarkyti santykius, ne? Galbūt kažkokia pertrauka pas jūs gali būti, ne, ir kažkaip viskas dėliosis pagal raidelės. Kas dar? Žiūrėk, jeigu matysi, kad tau kažkas neišėjo, aišku, sakau, pas tave psichologinis perversmas eina labai didelis. Ir kol jis nepraeis, tol man dabar netgi sunku sakyti, todėl kad čia tu pati save vėl rodo, kad tau reikia save suprasti. Būtent tau save, vėl matai, tau reikia pačiai save suprasti, kur tu save apgaudinėjai, kur tave apgaudinėja, ne, kas tave apgaudinėja, supranti, tau reikia rasti savo vertę, sau pačiai, ko tu pati sau verta. Pavyzdžiui, aš verta gražių plaukų, gražių nagų, gražios odos, gražių spalvos, gražios plaukų spalvos, jinai pas mane turi būti tobula, turi būti ten makiažas pas mane tobulus, aš to verta, aš nuostabi. Supranti? Ir kol tu nesuprasi, kokia yra tavo vertė tau pačiai, supranti, čia tas momentas, kur tu turi suprasti, ko tu pati savo verta. Kai tu kažkaip perversmas tavo įvyks, tada tu įrasi savo vyrą. Aš manau, kad tai yra tas pats vyras, kažkaip man atrodo, kad čia vis tas pats bus vyras, vis tik imperatorius, ne, kažkaip tau reikia kitokiom akim į tai pažiūrėti. Aš manau, kad jis grįš, jeigu ir būtų pertraukėlė, ne, nes ten galimai dėl psichologinių dalykų, galimai bus pertraukėlė,
tai reikės dar, bet jis sugrįž ir jis bus su tavim. Bent jau aš nematau jokių skyrybų, nieko nėra tokio, kad kardinaliai būtų kažkas tokio. Yra tik tas, kad tau reikia psichologiškai susitvarkyti. Kažkaip va taip. Galbūt tau reikia apskritai poilsio. Va. Galbūt tau reikia poilsio. Jeigu būtų galimybė, ne, kažkur pailsėti, išvažiuoti, ar pas tėvus pailsėti, atskirai išvažiuoti, ne, galbūt nuo tos tokios jūsų bendros energetikos pailsėti, kad visur tu viską darai, visur tu viską privalai, nuo to tokio pailsėti. Sakytų mane, aš išjungsiu telefoną, aš išvažiuoju savaitę, tarkim, pas tėvus, bet aš išjungsiu telefoną ir tu mane skambini, nes aš noriu pailsėti. Ir nesvarbu, kaip tau seksis, ir nesvarbu, kaip jam seksis, ir kur jis bus, ir ką jis darys. Tai yra jo reikalas. Jeigu jis kažkur prisidirbs, kol tavęs nėra, tu už tai neatsakai, bet tu turi jį perspėti. Brangusis, aš noriu pailsėti. Ir aš saugiai tu nepergyvenk. Su manim viskas gerai, aš būsiu pas tėvus. O vat jis turės pagalvoti, ką jam vienam daryti, ten, tarkim, savaitę laiko, ar ten 2 savaitės laiko. Sakau, jeigu jis jau prisidirbs, tai jau jo reikalas. O galbūt atvirkščiai, jam irgi įvyks psichologinis lūžis be tavęs, tai supras, kad valgyti nėra, gerti nėra, lovos nėra, visur betvarkė ir jam tai nepatinka. Galbūt jam bus perversmas, ne? Nes toks geras perversmas pas tave turėtų būti. Nes jis tavęs nėra taip, kad jis tave paliktų, nėra jokio, kad jūs susipyktumėt, vat nėra šito. Yra čia tiesiog tokie psichologiniai momentai. Kad vat jums reikia rasti kažkokį tai susikalbėjimo tašką. Jums reikia rasti. Pailsėti viens nuo kito, tai taip, teisingai. Jums reikia pailsėti. Taip. Dabar ką jūs čia taip įdomiai? Kažkokias pertraukėlės bando priimti sprendimą. Bandau suprasti, kokį sprendimą. Kas tas sprendimas? Dabar žiūrėk, momentas. Jis bando priimti sprendimą dėl kažkokios moters. Tai gali būti, kad pas jūs dar viena yra kažkokia santykiuose įsikišusi moteris. Kol kas jis kaip ir nesiplečia, kol kas jis neduoda jokio aiškumo tai moterytėne, bet jis visai kaip ir labai norėtų šanso. Kadangi mums rodo paslėptą moterį, tai nemanau, kad tai esi tu. Ne? Aš manau, kad jis turi kažkokią draugę, su kuria bendrauja. Toliau, ta situacija jam asmeniškai nepatinka, todėl kad kažkaip jis nejaukiai jaučiasi to situacijai ir kaip ir norėtų jis tą situaciją nutraukti, jam nepatinka, jam skauda, jis prislėgtas būna dėl tos situacijos, ne? Jis kaip ir norėtų nutraukti tą situaciją, tai jis jau kaip ir bando priimti sprendimą, kad nutraukti šitą situaciją. Dabar likom kažkokioj tai nežinioj, kas čia išlindo mum ant galo. Galbūt tai yra priežastis, kodėl pas jūs kažkas tarsi nesiseka. Ne, kaip ir būtų kažkoks tai momentas. Žodžiu, galbūt pas jį yra kažkokios tai gana rimtos paslaptis, dėl to mums vis rodo, kad reikia jums pasikalbėti. Dar pabandyk jį išvesti į kalbą, ar pas jį nėra kitos moters. Nes mums rodo, kad visai galimai yra. Gal ir tu susitikinėjai su ko nors, ne? Gal jūs abu išbandot kažką kito, ne? Už durų. Dar užmeskim akį, ar jis vis tik turi kitą moterį, ne? Ar atsakys mums? Ar santykiuose yra trečių asmenų?
Ar santykiuose yra trečių asmenų? Ar yra trečių asmenų? Vėl du vyrai. Aš manau, kad ir pas tave kažkiek yra. Dabar žiūrėk, čia nekaltinimas. Tiesiog yra kažkaip tai vėl, man iškrenta tie du vyrai. Tai arba tu irgi turi, tiesiog gal pažįstamas, gal iš darbo žmogus, su kurio labai daug bendrauja, ne? Nes galimai yra susitikimai, ir pas tave. O pas jį, kaip įdomu tada. Irgi iškrito dvi moteris. Kaip jūs įdomiai. Totaliai, žiūrėjau. Ir mum iškrito irgi dvi moteris. Pas tave du vyrai šalia ir šalia jo dvi moteris, va. Va, tau ir paslaptis. Kodėl nesidėlioja santykiai? Visai gali būti, kad ir pas tave, ir pas jį. Ant kiek rimti santykiai pas jį? Gali būt gana rimti. Gali būt gana rimti. Gali būt. Jeigu jis panorės, gali būt labai rimti pas jį santykiai. Netgi iki lovos. Iki šeimos, iki lovos. Čia priklauso nuo jo, ant kiek jis norės. O pas tave? Pas tave ne. Pas tave nėra. Nėra perspektyvų. Jeigu norėtum kažko kito, kol kas nėra perspektyvų. Matai, bokštas. Kol kas nėra nieko. Jeigu jis užsinorės, pas jį bus. Tvarkoj, patarimas tau. Kame čia tai, kaip čia taip? Jeigu taip atsitiko, kad tu turi dar kažkokį tai partnerį, ne, tai tau reikėtų nuo jo atsiribot, kažkodėl rodo. Kažkodėl taip rodo, kad jis yra negeras, labai prisiriša, ne, pririša tave galbūt, kažkaip negražiai, galbūt negražiai netgi elgiasi. Žodžiu, yra kažkoks partneris, kuris tau netinka. Ne, tau reikia išeiti ir pabūti viena. Ir kažkodėl tai tą partnerį reikia užblokuoti. Va toks įdomus patarimas. Aš nežinau, ar čia, kadangi turim velnę, tai aš manau, kad tai tas, kuris, tas kitas kažkoks tai. Galbūt tiesiog darbe, pavyzdžiui, tu bendrauji su vyrukais ir su vienu labiau bendrauji, nes jau yra velnės. Tai jau rodo irgi prisirišimus tokius rimtus. Čia jau nebe juokas. Tai vat su tais velniais reikia pabaigti, kaip sako mum kortus. Reikia su jais pabaigti, reikia juos užblokuoti, reikia tai nutraukti. Taip sako. Tai vat, tokie reikalai ir sako, kad kaip ir viskas turėtų susitvarkyti. Turėtų viskas susitvarkyti. Nes čia kitokiu atveju, jeigu, tarkim, matysi, matai, jums reikia tvarkingai pasikalbėti. Nes kitokiu atveju gali daeiti iki skyrybų. Vyrui santykius daug lengviau pastatyti su bet kokia moterimi. Jeigu ne tu, tai kita. Supranti, realiai jiems stengtis ten nereikia.
Šiandien moteris stengiasi juos išlaikyti vyrus, kad jis tik būtų su manim, kad tik jis būtų mano, kad tik jis būtų ir viskas, ir už jį viską daro, viską jam duoda, viską jam siunčia, viską, dieve, kaip vaiką. O vat vyrams stengtis nereikia, o kam? Taigi moteris už mane viską padarys. Kam? Man stengtis. Aš tik būsiu, aš vat ant lovos pagulėsiu, dar apsimesiu, kad negaliu eiti į darbą, nes man kojytė skauda, dar kokį biuletenį paimsiu, eini iš manęs ant 3 darbų padirbti. Taip, ir ne mane išlaikys. Dėl to aš tau ir sakau, nereikia duoti jokių pinigų, nieko nerodė, kad tu esi finansinė pagalbė jam. Ta prasme, vyras turi atsipeikyti ir pamatyti, kad tu ne tai, kad tu nutolai, ar kad tu atskirai pasidarai, ne. Tiesiog kažkokia saugumo pagalbės jau nebėra. Kad tau irgi jinai reikalinga ir tai yra tavo pagalbė. Supranti? Tai kažkaip labai daug tau reikia psichologinės pagalbos, tai jeigu matai, kad tau sunku, pabandyk nueiti pas psichologą, nes čia kaip ir tau trūksta kažkaip. Jeigu dėl darbų, tai išmėgink viską, kas tau yra įmanoma, kas neįmanoma, irgi išmėgink, kaip matyti, tam pasirinkimas didelis, tau tiesiog reikia suprasti, kas tau patinka. Kas patinka, nešk namo, daryk, pardavinėk, prekiauk, nežinau, judėk, kažką sugalvok, ne? Ten šampūnis paprekiauti nepaeis, drabužis nepaeis, tada batais nepaeis, dar kažką sugalvok. Svarbiausia tam būtų laiko, ne? Santykiuose nėra kažkokios tai krizės, bet jinai gali ateiti visai neužilgo, jeigu išsiaiškinsi, kad yra tarp jūsų dar kažkokių trečiųjų asmenų, tai yra pas jį kažkas dar yra už nugaros ir pas tave, jeigu yra kažkas, kaip tau kortos liepia, patarė, ne, būtų gerai pabaigti, o jam, kadangi vyrams, sakau, stengtis nereikia, jie tiesiog mato perspektyvą, kad Ana, pavyzdžiui, turi 3 darbus, aš geriau pas ją eisiu negu pas tave, nes tu tiek neuždirbi ir jam nėra pagalbės finansinės, ir jis gali va taip tiesiog paimti ir pakeisti partnerės, jam pastangų nereikia, nes tai daro moterys. A kodėl jūs tai darot, tai čia klausimas. Tai va, tau iš manęs tiek psichologijos, pasistenk tą psichologiją kažkaip sudėlioti, daugiau pasidomėk, įvairiais video, yra pilnai psichologų video per YouTube, per TikToką, jų. Galbūt tau kažkaip kitaip sušviesa, ne, kažkaip tu kitų kampų pamatysi, nes tau kažkaip reikia. Tai kągi, sėkmės tau!